Sveiki visi, šiandien Finansų akademijos laidoje susitinkame su manimi laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos paramos fondo vadovu Matu Balikoniu. Pakalbėsime apie investavimą dar būnant labai jaunu, kaip pradėti, kokie yra tie pirmieji žingsniai ir kodėl apskritai yra svarbu investuoti. Sveiki, Matai. Sveiki. Tai papasakokite, nuo ko prasidėjo jūsų investavimo kelionė ir kas paskatino? Taip, tai prasidėjo 12 metų ir iš tikrųjų paskatino labai toks vaikiškas noras tiesiog turėti daugiau pinigų, kad nusipirkti ledų, kad daugiau galėčiau žaidimam išleisti ir panašiai. Ir, mąstant, kaip galima greičiausiai uždirbti pinigų nekuriant verslo, neinant į visas tas verslo subtilybės, atradau opcionų prekiavimą, pirkimą, pardavimą. Ir iš tiesų, tai yra? Tai yra išvestinė finansinė priemonė, kur labai stipriai juda, palyginant su paprastų akcijų kainų kilimu ir kritimu. Pavyzdžiui, opciono kontraktas stipriai pajudėjus akcijos kainai gali pakisti daugiau negu 1000% per dieną. Būna ir 10 000 ir net 1 000 000% per dieną. Tad idėjas ten vos 100 eurų galėtum tapti realiai milijonierius. Ir čia ir buvo pagrindinė motivacija, nes prisijungiau prie tokios Discordo, čia tokia yra bendravimo platforma grupės, kuri ir žadėjo, kad kiekvieną savaitę uždirbsiu apie 1000%. Ir tikslas buvo per kelis mėnesius tapti milijonierium. Žinoma, nepavyko tas tikslas, bet vis tiek pradžia buvo ten ir tai, kad iš viso aš pamačiau, kad galima uždirbti pinigus nekuriant verslo, labai paskatino mane žiūrėti tą sritį. Tada jau viskas nuo to ir pradėjo turbūt rutuliotis. O kaip reagavo tėvai? Tėvai visada pritarė bet kam, ką aš iš tikrųjų bandydavau bet kokiais būdais užsidirbti. Tai iš pradžių tai buvo maži verslai, jie buvo nesėkmingi, bet tėvai vis tiek skatino bandyti, nesvarbu, kad klysti, nes iš to išmoksti pamokų. O tada, kai pasakiau, kad noriu prekiauti išvestiniam priemonėm, per kurias gali prarasti visus pinigus per kelias minutės, nežinau, iš tikrųjų iš pradžių buvo nustebę, tačiau davė prieigą, kad galėčiau tai daryti, paskatino ir sakė, net jeigu viską prarasi, vis tiek bus tai mokymosi galimybė. O iš kur lėšos pirmosioms investicijoms? Tikrai jaunas žmogus, labai jaunas, pradėjo į savo kelionę. Tai pirma suma nebuvo milžiniška, pradėjau nuo 200 eurų. Ir man tai atrodė milžiniški pinigai, jie buvo sukaupti per net ne vienerius metus iš visokių dovanų per gimtadienius, močiučių, ką duodavo iš intensyvaus taupimo mokykloje, arbatpinigių. Ir iš visų tokių šaltinių man pavyko sukaupti tą pirmąjį kapitalą, kad pradėčiau investuoti ir turėčiau ką prarasti. Tai tas pats kaupimo principas, jis jau buvo artimas nuo dar ankstesnių laikų. Taip, žinoma, nes visada norėdavosi nusipirkti kažką didesnio, o ne viską išleisti saldainiam ar panašiai. Tai pavyzdžiui, norėjau nusipirkti naują ekrano kompiuterį, norėjau nusipirkti dar kažką, tai ilgai taupydavau, kad galėčiau gauti vieną kokybišką daiktą. Tai čia tiesiog galėjau išleisti tą sumą ne būtent elektronikai, bet akcijom ar kažkokiam spekuliavimui mažam su opcionais. Tai ar spekuliavimas išaugo į kitokį investavimą? Taip. Tai žinoma, kaip viską praradau, nes dažniausiai taip ir būna, kai pradedi be jokių žinių spekuliuoti su išvestinėm priemonėm, tai iš tikrųjų susiradau mentorių, kuris mane ir paskatino pereiti prie ilgalaikio investavimo ir parodė iš tikrųjų, kad jeigu tu tai darai pakankamai ilgai ir pakankamai nuosekliai, tai tu gali uždirbti dar didesnės sumas ir dar didesnės grąžas, negu ilgojo laikotarpiu galėtum iš spekuliavimo ar greito pirkimo pardavimo kontraktų. O kaip atrodė pats procesas? Minėjot, jog turėjot mentorių. Taip. Tai ar čia buvo asmeninis sprendimas jo ieškoti, ar vėlgi kažkas paskatino tai daryti? Tai mentorius, mano manymu, yra kaip draugas. Pavyzdžiui, neteini prie žmogaus ir nesakai, ar būsi mano draugu. Nes tada, net jeigu sutinka žmogus, tai vis tiek tai nebus tikra draugystė. Tai viskas prasideda nuo pokalbio, nuo santykio plėtojimo,
turit susipažinti, pažiūrėti, ar tinkat vienas kitam kaip žmogus. Ir būtent mano pirmasis mentorius, jis buvo jau pakankamai senyvo amžiaus žmogus, jis neturėjo vaikų, jis norėjo perduoti savo per gyvenimą įgautas žinias ir būtent kai mes pasikalbėjom, parodžiau, kad man tikrai yra įdomu ir aš esu pasiruošęs mokytis, dirbti ir įdėti daug laiko būtent mokymuisi, jis pasiūlė mane mokyti. Tai iš pradžių nebuvo mentorystė, tai buvo būtent labiau mokytojavimas, bet per laiką, man klausant teisingų klausimų, labiau pereinant ir prie ne tik investavimo, bet ir labiau prie gyvenimo būdo klausimų, tai labiau tapo mentorystė. Ir nuo to laiko tik didėjo mano mentorių skaičius. O ką jūs mokėtės kartu, kokias temas lietėt? Tai iš tikrųjų, esu labai dėkingas mentoriui, nes jis labai daug laiko įdėjo į mokymąsi mokyti, nes kaip ir minėjau, jis tiesiog buvo investuotojas visą gyvenimą, tikrai nemokytas, nedarė jokių paskaitų universitetuose ar panašiai ir jis pirmasias savaitės tiesiog mokėsi mokyti. Ir mes pradėjom nuo visiškai pagrindų, nuo pasiūlos ir paklausos, nuo to, kas yra akcija, kodėl reikia investuoti. Ir nuo tokių pagrindų perėjom per visus ekonomikos terminus, visas pamokas, visas finansų pamokas, galiausiai perėjome ir į finansų modeliavimą, ir specifinių kompanijų investavimą ir analizavimą. Ir realiai jis mane 4 metus, kiekvieną sekmadienį 1,5 valandą mokydavo investavimo. Ir būdavo laikų, kur pavyzdžiui jis duodavo 30 valandų egzaminą, sako, dabar tu 3 dienas sėdėsi, darysi egzaminą ir aš noriu pažiūrėti, ar tu viską išmokai, ką mes čia per 2 metus mokėmės, išanalizuok tai, padaryk tokią prezentaciją, padaryk tokį mokslinį darbą ir tiesiog, nežinau, jeigu gali praleisti gal net mokyklos dieną, kad galėtum būtent išmokti geriau šitą temą. Ir, aš kažką aukodavau, nes jeigu nori kažką išmokti, tai reikia kažką ir paaukoti. Tai iš tiesų visko mane išmokė. O kaip sekėsi tuose testuose, nes vis tiek buvo spaudimas ir mokykloje, ir dar asmeninė ambicija tapti sėkmingų investuotojų, tai kokia ta kelionė buvo? Tai iš tiesų, patys kontroliniai egzaminai, jie būdavo tikrai įdomus. Kaip ir minėjau, mano mentorius tikrai labai daug darbo įdėdavo į tai ir ten nebūdavo, pavyzdžiui, apibrauk teisingą atsakymą arba parašyk atsakymą. Būdavo padaryk nekilnojamo turto rinkos analizę, padaryk šitos kompanijos išsamią analizę, padaryk šio žmogaus kaip vadovo analizę. Ir, jis vertindavo pakankamai griežtai, kad, tikrai galėčiau padaryti kaip įmanoma tobuliau ir, jo tas analizė, mano analizės labai išsami ir tikrai daug laiko įdėjimas, kad pasižiūrėtų, ką aš galėjau padaryti gerai ir leido man siekti to perfekcionizmo ir dabar savo darbe. O šalia to turbūt visą tą laikotarpį lydėjo ir knygos, ne tik tai mentorystė. Tai gal galėtum jauniems žmonėms ir žinoma tiems, kurie pradeda savo tą investavimo kelionę, rekomenduoti, nuo ko pats pradėjai, nuo kokių knygų? Tai iš tiesų, kai atėjo mentorius, tai jis ir parekomendavo pirmas knygas, liepė skaityti. Ir turbūt žmonėm, kurie dar pradeda tiesiog patys mokytis investavimo, siūlyčiau pradėti nuo visokių video šaltinių, pavyzdžiui, per YouTube pasižiūrėti yra labai daug medžiagos, per tam tikras kursų programas, nes vaizdo medžiaga bus truputėlį įdomesnė pradžioje ir tau leis greičiau pažinti tą investavimo pasaulį. O tada, kai jau pasidarys įdomu investavimas ir finansai, tada jau tikrai galima pereiti prie knygų, labai daug jų yra. Pavyzdžiui, viena yra mano mėgstamiausia, kur mentorius man parekomendavo kaip pirmą knygą. Angliškai vadinasi Common Stocks and Common Profits. Tai turbūt išvertus būtų paprasti pelnai, nepaprastos akcijos. Taip pat yra milžiniškas kiekis visokių tiesiog teksto šaltinių, kur pavyzdžiui ne knygos, bet Howardas Marksas realiai kas kelis mėnesius išleidžia savo mokslinį darbą apie rinką, apie tai, kas jam atrodo įdomu investavimo pasaulyje. Ir tai yra kaip atskiras šaltinis, kurį gali analizuoti, iš kurio gali mokytis. Ir net pats Warrenas Buffettas yra pasakęs, kad kai šitas žmogus, Howardas Marksas, išleidžia savo kažkokią tą publikaciją, jis tai vadina memo, tai aš viską metu ir einu skaityti. Nes realiai ten galima visiems kažko išmokti. Ir pradedantiesiems investuotojams, ir pasaulio sėkmingiausiam investuotojams. O ar daug yra žmonių aplinkoje tokių kaip pats?
Iš tiesų, natūraliai kyla klausimas, ypatingai jaunas pradėjai savo kelionę. Tai iš tiesų pradžioje, kai pradėjau investuoti, daug neieškojau tokių žmonių, man užteko mano mentoriaus, kelių draugų tiesiog gyvenime, bet einant laikui aš iš tikrųjų pastebėjau, kad yra jaunų žmonių, kurie investuoja Lietuvoje ir jų yra daug ir labai sėkmingų. Iš tikrųjų yra jaunimas, kuris investuoja, daro labai gilias analizės, kaip tikri fondai darytų, kartais net giliau ir gauna grąžas, kurios ne tik lenkia indeksus, tai yra krepšelius akcijų, kuriuos labai sunku aplenkti, bet lenkia ir fondus. Tai keli žmonės, kurie dabar jau juos įtikinau ir į verslo žinias eit pakalbėti apie savo istoriją, yra pavyzdžiui Kristupas Vanagas. Praeitais metais jo grąža viršijo 40%, nes tikrai buvo strategijos, kurios pasinaudojo rinkos neefektyvumais. Yra mūsų mokyklai investavimo klubas, kurį vedu, tai ten yra kasmet po 20 mokinių, kuriems labai įdomu investavimas, jie investuoja, jie bando pradėti savo kelionę. Tai žmonių tikrai yra labai daug. O iniciatyvų tokių daugiau Lietuvoje yra, kad kažkokios bendruomenės, galbūt jaunų investuojančių žmonių? Tai šiuo metu, kaip bendruomenių, gal net ir nežinau, ar yra. Mes patys kartais susirašom, aš bandau kažką burti panašaus, pavyzdžiui, pradedant nuo tą pačią investavimo klubo, bet aš sakyčiau, kad Lietuvoje yra labai neišplėtotas jaunų žmonių skatinimas investuoti. Ir turbūt dar prie to prieisim, kaip jau investuoti jauniems žmonėms, bet aš manau, kad jeigu Lietuvoje atsirastų ta investavimo kultūra, jei skatintų tėvus investuoti, kurie jau galėtų įkvėpti savo vaikus investuoti, tada pradėtų kurtis tos bendruomenės. O apskritai, ar teisinė sistema Lietuvoje leidžia nepilnamečiams tai legaliai daryti? Tai iš tiesų vienintelis būdas, kiek aš domėjausi, kaip tai galima būtų padaryti, kai jau bandžiau tai daryti, tai yra atsidaryti banko sąskaitą su tėvais ir kiekvieną kartą, kai nori padaryti pirkimą arba pardavimą, tu reikia kartu su tėvais eiti į banką, pasirašinėti popierius, kad nori nusipirkti arba parduoti tam tikrą akciją ar fondą. Ir pats procesas yra labai, tiesiog baisus. Dėl to, kad jauni žmonės nori greitai investuoti, kad jie galėtų sprendimus daryti. Tėvai irgi nenori su vaikais eiti į bankus kiekvieną kartą. Ir pavyzdžiui, jeigu padarytų sistema, kad tėvai turi patvirtinti, pavyzdžiui, su Smart ID savo vaiko pirkinį. Manau, kad tai būtų puiku, nes tada taip išlaikytų tą patvirtinimo aspektą, bet, iš tikrųjų sudomintų jaunus žmonės ir tai būtų veikiantis konceptas, kad, tėvai prižiūri, o vaikai investuoja ir visa tai vyksta internetu. O pats asmeniškai turėjau naudotis būtent tėvų prisijungimais, tėvų sąskaitom, aišku, su jų irgi priežiūra. Tai, sakykim, kad tėvai darė pirkimus su mano tokiam draugiškom rekomendacijom, teisiškai kalbant. Tai va. O kur investuoja jauni žmonės? Kokie yra pačio pasirinkimai? Ir tos bendruomenės, kurios vedliu, sakyčiau, pats per ilgą laikotarpį tapot. Sakyčiau, kad jauni žmonės visi pradeda nuo kažko rizikingo. Tai būna ar kriptovaliutos, ar tai būna tie patys kažkokie kontraktai, ar tai būna išvestinės priemonės, kur tiesiog skolinasi pinigus, kad investuoti. Viskas prasideda nuo tokių rizikingesnių judėjimų. Tada labai dažnai įvyksta kažkoks sudegimas, kad tu arba daug prarandi, arba rinka pereina į meškų rinką ir tu prarandi pinigus. Ir va čia atsisioja labai daug jaunų žmonių. Yra tie, kurie norėjo greito pinigo, tie atsisioja, tie nustoja investuoti ir praranda tiesiog pinigus. Ir išlieka grupelė, kurie iš tikrųjų jiems yra įdomu, jie mokosi ir jie tada pradeda nerti daug giliau. Ir kokių aš esu matęs iki dabar strategijų, tai yra įvairiausių. Sakyčiau, charakteristikos, kokie yra jauni investuotojai, jie nebijo koncentruoti savo portfelio. Tai reiškia, pavyzdžiui, net ir mano asmeniniam portfelį, mano 30% portfelio pozicija yra Constellation Software. Ir ši kompanija, vien per praėjusius metus uždirbo daugiau negu 60%, nes tai yra nuostabi kompanija, kurios vidutinė grąža yra apie 40% per metus. Ir, tas susikoncentravimas portfelyje ir leidžia jauniems žmonėms pasiekti geresnės grąžas. Bet čia didelis rizikingumas yra. Taip, žinoma, iš tikrųjų rizika yra visa didesnė, portfelio svyravimai yra didesni, bet jeigu tu tikrai žiūri ir domiesi, tai
tas rizikingumas iš tiesų nėra rizikingumas, tai tiesiog yra, nesuskaidimas tavo gražos ir jeigu tu matai 3 kompanijas savo gyvenime, kurios yra tikrai kokybiškos ir jas reikia investuoti, tai tu turėtum ir jas investuoti. Nes jeigu tu norėsi diversifikuoti vardan saugumo, tai ta diversifikacija tau padarys, kad tu negalėsi sekti jų naujienų kompanijų, tu investuosi į prastesnės kokybės kompanijas ir galiausiai tavo grąža bus prastesnė ir turbūt net ir rizika bus didesnė. O žiūrint į pačius pasirinkimus, kiek yra polinkis investuoti trumpalaikiu laikotarpiu ir kiek vis dėlto yra žiūrima į tą ilgalaikį laikotarpį? Sakyčiau, beveik visas jaunimas investuoja trumpalaikiu laikotarpiu, nes kai kažkas pagalvoja, kad jie turėtų laikyti poziciją 5, 10, 15 metų, jiem atrodo, kad jie gyveno tiek laiko ir tiek laiko vėl laukti, kad gauti kažkokią grąžą yra nesąmonė. Tai jie daro, jaunimas daro techninę analizę, žiūri, ar čia per ateinančius 2-1 mėnesį kils, tada žiūri, kada galėtų jau atsirasti jų ta grąža, parduoda, perka vėl. Ir tai turbūt, sakyčiau, pagrindinė problema šių laikų investuojančių jaunimo, kad tiesiog yra žiūrima į labai trumpalaikį laikotarpį. Ir pats asmeniškai esu tuo nusidėjęs, irgi kai pakyla pozicija, kartais parduodu nereikiamų momentų ar bandau ieškoti kažkokių mėnesinių gražų, bet sakyčiau, kad tai augina žmonės, kurie ateityje kurs fondus, kurie tikrai kurs inovatyves investavimo strategijas ir yra mokinių, kuriuos žinau, kur tikrai, pavyzdžiui, daro kompanijų susijungimų portfelių strategijas, kur bando užsidirbti pinigų nuo kompanijų susijungimo vertės netitikimų. Tai tikrai labai įdomių strategijų yra. Mes kaip tik dar Finansų akademijoje prieš tai kalbėjom apie pensijų visą kaupimą ir bendrą sistemą ir kai yra bloga situacija Lietuvoje, tai investavimas galėtų būti išeičių. Manau, kad taip. Turbūt tai reikalautų investicinės sąskaitos sukūrimo ir manau, kad dabar apie tai yra kalbama vis dar per mažai. Tai labai dažnai būna nutildoma, nes tikrai labai daug pinigų išeitų iš vienos vietos, ateitų į kitą ir atsirastų gale žmonių pačių rankose, valdyti savo finansus ir aš manau, kad ne visiems tai yra naudinga. Tačiau galiausiai investicinės sąskaitos atsiradimas sukurtų realiai visuomenę, kuri investuoja į, sakykime, pradedant nuo Lietuvos, tai stipriai padidintų Lietuvos rinkos likvidumą ir net, sakyčiau, pakeltų rinkos kainas. Taip pat tai sukurtų visuomenę, kur žmonės, vienintelis gyvenimo tikslas yra turėti investicinį portfelį, kuris tavo gyvenimo gale tau duos pinigų, kas realiai Amerikoje ir yra iš finansinės perspektyvos. Ir tada tie tėvai moka tą pačią savo vaikus, kurie tada dar labiau investuoja ir galiausiai ateina rezultatas, kad mes turime investuojančią visuomenę. Amerikoje, man atrodo, virš 50% visos visuomenės investuoja, kol Lietuvoje turbūt nežinau, ar siekia 2-ženklių skaičių. Tai... Manau, kad ne. Būtent. Bet realiai, ar jauni žmonės, to bendramžiai, ar nesusiduriat su iššūkiais, žiūrint, ką kalba tėvai? Nes suaugusių investuojančių irgi yra pakankamai ribotas skaičius. Tai iš suaugusių perspektyvos turbūt yra labai daug senų investicinių patarimų, kurie, žinoma, veikia. Tėvai labai dažnai kalba apie nekilnojamąjį turtą ir lietuviai tikrai yra puikus nekilnojamojo turto investuotojai ir manau, kad tai yra vis dar gera investicija. Bet kalbant apie akcijas būtent, tėvai labiau žiūri į kompanijas, kurias tiesiog mėgsta. Pavyzdžiui, man patinka, McDonald's, sakykime, nusipirkau McDonald's akcijų, nes man patinka. Bet koks jų balansas, kokie jų finansai, kokia akcijos kaina, jie to nežiūri. Ir ilgalaikį laikotarpį tai gali sugeneruoti tam tikrą grąžą, bet pavyzdžiui, investuoti į kompaniją, kuri, sakykime, man patinka Disney'us, kurios finansai yra prasti, neturi jokio pelno ir dirba tikrai prastai, investuoji tokią kompaniją dėl to, kad tau jį patinka ir prarandi būtent portfelio dalį dėl to. Tai sakyčiau, tėvų analizavimas yra truputėlį mažesnis. Aišku, čia yra ne taisyklė, bet taip pat yra daugiau kalbama apie nekilnojamąjį turtą, apie
nežinau, tam tikrus finansinius dalykus, kur vaikams gal nėra įdomiausia. Tai sakyčiau, dėl to mokiniai ir jaunimas nueina iki YouTube'o, atsidaro būtent visokių video kūrėjų, video įrašų, kurie kalba apie tai, kas yra įdomu vaikam, bet iš to jau atsiranda problema, kad labai dažnai tas turinys yra arba netikslus, nes tikrai yra labai daug misinformacijos internete, arba jis skatina jaunimą prisimti daug didesnės rizikas, rodant labai gražas, kaip ir aš pats įėjau į tą pasaulio investavimo. Ir tikėjasi pirmojo būtent, milijono. Ir tada mokiniai viską praranda. Tai abiejais atvejais yra blogai, mano manimu, kad, kaip ir minėjau, tikrai ne visada, bet jeigu tėvai tikrai patys būtų užauginti, domėtis investavimu, turėtų gilias žinias investavime, tai galėtų jas perteikti vaikams saugiu būdu ir, kaip ir minėjau, sukurti daug geresnę visuomenę, ta prasme. Tai yra ir kita išeitis augti patiems ir užauginti būsimąją kartą, kuri jau ims iš jūsų pavyzdį, kaip investuoti, tai gal viskas dar ateityje? Žinoma, tik ateityje. Toks ir mano tikslas ir tas pats investavimo klubas, jis moko mokinius, kad jie ne tik investuotų, bet ir mokytų kitus. Ir mano viltis yra, kad jie galiausiai mokys ir savo vaikus. Ir tai gali sukurti tikrą įtaką ateities žmonėm. Tai ačiū Matai, jog pasidalinai savo tikrai įspūdingą kelionę. Ir šiandien su jumis buvo laida Finansų akademija. Aš laidos vedėja Šarūnė Petrušiūtė ir savo ekspertinėmis įžvalgomis su mumis pasidalino Matas Balikonis. Ačiū Matai. Ačiū Šarūnė.